Štai kokia avarija įvyko Kudirkos ir Čiurlionio gatvių sankryžoje. Kraunamas į techninės pagalbos automobilį policijos BMW. Na, avarija įvyko. Čia buvo dar Peugeot, jis jau išvežtas pirminiais duomenimis. Čia sankryža, va taip pat, kaip dabar šis automobilis suko Peugeot ir nepraleido priešais atvažiuojančio policijos automobilio. Nes štai kokios pasiekmes. Abu automobiliai smarkiai apdaužyti. Daužytas policijos BMW. Taip pat ir Peugeot smarkiai apdaužytas. Iš to Peugeot išvežtas vairuotojas į ligoninę. Na, sąmoningas jisai buvo. Tačiau štai kokia avarija įvyko. Na, čia tas automobilis tuoj bus pakrautas. Spūstis susidarė Kudirkos gatvėje, važiuojančių į oro uosto pusę. Tačiau tuoj bus patrauktas tas policijos automobilis sudaužytas ir spūsčių nebebus. Dabar stovi troleibusai, negali pravažiuoti, kol kraudomi automobiliai yra. Taigi, būkite dėmesingi, sukdami į kairę, darydami manevrus, įsitikinkite, kad priešais nevažiuoja automobilis. Bet jau gavosi, kad žmogus su Peugeot nepraleido policijos, kad pirminiais duomenimis avarija taip pat įvyko Vilniuje. Dar minėjau, Kudirkos gatve važiavo į oro uosto pusę policija ir į Čiurlionio gatvę, nuo Švitrigailos gatvės pusės Peugeot suko kairėn ir nepraleido policijos pareigūno automobilio. Štai kaip šitą avariją įvyko.